Aš turiu 2 vienodus 49 litrų kubus ir kai sodinau iš orinės formos švarius sterilius, abudu prisisodinau panašiai, abudu perauga, jie buvo peržėlę iki lempas praeitą, per vasarą. Dabar aš suformavau čia krūmus. Čia yra samana, liudvigė, Hygrophila polisperma, Rotala colorata, Hediotis alzamani, Cryptocorinna parva ir ketagan. Netgi Rheinički mini vienas daigs. Tai va bendrai čia yra 1, 2, 3, 4, 5, 6, liuda 7 ir samana 8 rūšys augalų. To yra daugiau negu reik. Dėl to tas pačias augalų rūšys aš panaikinau iš kitą akvariumą. Ir va šitą kubą tokį pat, kur kartojos ir liudvigė, ir rotala, ir hediotis, aš išroviau. Dabar vienam žmogui, išsiunčiau augalus iš čia, viską nuo rotalo Vietnamo hra taip toliau, ir aš jį jau sodinsiu kitokį. Man nereikia 2 tokių pat akvariumų su tokiais pat augalais. Čia dar lika šiek tiek liudas, šiek tiek. Kadangi visas krevetės palikau, iššoviau tik augalus iš čia. Stiklai yra gerai apdumblėję. Pagrindinė problema, kurią aš prisidarau, prisisodinau augalų labai arti stiklą, norint nuvalyti, neini kišti rankas. Čia aš juos patraukiu, bet ir to bucefalandra čia, žinai, arti. Hediotis, okei, dar mažinsiu, bucės netgi šičia yra. O šitame, bus kiti augalai. Tokių, kurių nėra kitame. Po biškį aš juos sodinsiu. Aš vakar grubiai šoviu didžiausias viršūnės, smulkias dar čia palika. Man neskuba nieks. Kaimynai gręžia, įdomu, ar girdit jūs ar ne. Kalėdų dieną viršui daro remontas chebra. Yra labai kietai. Su žmonių sąmoningumu. Tai va, kad nebūtų 2 vienodi, šitą akvariumą aš perdarysiu. Dabar čia iš esmės lika krevetės. Ir kai buvau įleidęs neršti savo paskutinį kartą Galaxy mergaitę, jau nebėra nė viena mailiaus. Jau ji savo gyvenimą baigė.